Treneri, ko pritrūko šiandien konkurencingesniai kovai pasipriešinimui? Jo, visų pirma, aišku, nemėgstu dėl tų dalykų teisintis, bet rotacijos trūkumas, ar ne, visų pirma, matėsi, tikrai mums trūksta labai Igno Lukošiaus, ar ne, pagrindinio centro, taip pat Lauryno Danielius, ar ne, ir Medas Kuprianovas irgi žaidė negaluodamas, taip kad 3 svarbių žaidėjų, bet kaip sakau, vis tiek ne čia, ar ne, vis tiek ne čia esmė, taip, pradžioj, pirmoji rungtynių pusėje tikrai nepasteisino tas mūsų dvigubimas prieš Aurelijų Pukelį, ar ne, akcentavimas, jisai pagrindinė jėga po krepšių, ėjom padėti viens kitam, nepasiteisino tas dalykas, jie tikrai labai puikiai išsimėtino perdavimus, labai komandiškai marijampoliečiai, tikrai geroj formoje, visus praktiškai tritaškius laisvus jie pataiko dabar, tikrai sunku prieš juos žaisti. Ir taip pat nepasiūlėm tokio pačio fiziškumo, to pačio kontakto, aš sakau, kažkur tai kiekvienam epizode šiek tiek per plauką jie buvo stipresni, aš galvoju. Ir tas susideda į tą tokį rezultatą, tokį negražų, kaip sakant. Taip, atidavėm daug jėgų, tikrai patenkintas Vyručių kova, bet to yra mažai šiai dienai. Ar tose taktinėse schemose, lyginant su pirmomis rungtynėmis, išskyrus patį kokybiškumą, apie ką jau kalbėjome iš Marijampolės žaidėjų veiksmų, ar buvo staigmenų, kuo žaidė Marijampolė su Duomantinga kitaip, ar vis tik paties nenustebino? Čia gal labiau kaip treneris iš trenerio pusės. Ne, nepasakyčiau, kad nustebino. Čia to lygoj, kaip sakau, sunku jau kažką nustebinant. Jau žaidžiam antrą kartą, ar ne, vieni kitus matom kiekvieną savaitgalį, žiūrim video, darome skautingus. Tikrai sunku, bet, kaip sakau, yra formos reikalas, ar ne? Marijampoliečiai dabar tikrai kokybiškoj, geroj formui, mes esam labai prastoj, sakyčiau, kaip fiziniai formui, ar ne, tikrai pametę savo ritmą, tikrai trūksta tų žmonių, išsiderinę, taip tas ir susideda tie dalykai, kaip susiduria tokios dvi komandos, ar ne. Tikrai, sakau, patenkintas kova, atidavėm tikrai daug jėgų, bet šiai dienai neužtenka, reikia išsigydyti traumas, reikia susibalansuoti žaidimą, dirbti treniruotėse sunkiai, kantriai ir tada ateis tas geras žaidimas, aš galvoju. Kada tos rotacijos papildymas Lukošius Danielius, kada turėtų sugrįžti pilnai į aikštelę? Dėl Lauryno neaišku, darysim tyrimus, tik vakar jis gavo traumą, dėl Igno tikimės, kad kitam savaitgaliui jau bus pasiruošęs žaisti, taip kad laukiam, bet, kaip sakau, reikia savo reikalus tvarkyti, reikia visų pirma pradėti nuo treniruočių, ar ne, nuo čia, kaip viskas ir prasideda, taip kad laukiam ir bandysim grįžti stipresniais. Nepaisant iš šių rungtynių baigti ir patį rezultatą, dabar pažiūrėkim, kas vyksta aikštelėje, tribūnose taip pat buvo atmosfera kuriama, atrodo, visų rungtynių metu. Kiek svarbu yra žaisti Kėdainiuose pačiam kaip treneriui turint tokį užnugarį? Taip, tai labai dėkoju visiems susirinkusiems, atvykusiems palaikyti tikrai Pravalturo draugams, ne, Vytautui Mikaičiui, Karoliui Tiškevičiui, ne, visiems jų draugams už tą palaikymą, už tą užkūrimą, kaip sakau, arenos. Tai tikrai jautėm tiesiogiai sėdėjo jie už nugaros, tai tikrai buvo kaip tas 6 žaidėjas. Esu nusivylęs kaip treneris ir kaip komanda esam nusivylę, kad nepasiūlėm tokios kovos ir tokios rungtynės nesigavo iš mūsų pusės geros, bet, kaip sakau, sezonas dar tik įsibėgėja, prižadam grįžti stipresniais, dar kartą kartoju, labai ačiū už tą palaikymą, už tą prisijungimą fanų, nuostabu žaisti tokioje atmosferoje, taip kad, žiūrim, einam į priekį.